Kalbėsiu apie jau nebe istorinius dalykus, apie šiandieną, šios laikus ir net truputėlį ateitį. Šių metų pradžioje europiečius ištiko iš tikrųjų pakankamai didelis šokas, kuomet jie pradėjo klausytis Trumpo administracijos atstovų. Vienas iš tokių turbūt stipriausių šokų įvyko Miuncheno saugumo konferencijoje, į kurią atvykęs JAV viceprezidentas J.D. Vance'as ėmė kalbėti apie tai, kad europiečiai jau nebėra tie patys vertybiškai amerikiečių draugai, kaip kad įsivaizdavo anksčiau. Ir tai, kaip keičiasi vertybės tarp JAV ir Europos, iš tikrųjų keičia amerikiečių požiūrį, ar beverta bus ginti Europą apskritai. Ir kad ne pagrindinė problema yra Rusija ir Rusijos karas Ukrainoje, bet pagrindinės problemos yra tai, kad europiečiai varžo tas tikrasias, anot amerikiečių, demokratijos laisvės pačioje Europoje. Ir čia keletas frazių, kurios europiečius iš tikrųjų išgąsdino, pradedant nuo jau mano minėto J.D. Vance'o pranešimo apie tai, kaip skiriasi vertybės tarp JAV ir Europos. Gynybos sekretoriaus Peter Hegseth'o užuominos, kad JAV kariai nebebus amžinai Europoje, ir Marco Rubio bei kitų amerikiečių administracijos atstovų kalbos apie tai, kad Ukrainos karas nėra tikrai amerikiečių karas ir todėl ne amerikiečiai turėtų spręsti šito karo problemas. Taigi, Europa suprato, kad tos kalbos, kurios būdavo anksčiau apie tai, kaip jiems reikia prisimti įsipareigojimus už savo saugumą, jau nebėra tik tais abstrakčios kalbos. Europos autonomija turi tapti labai realia, konkrečia praktika ir konkrečiu planu. Šis būdinimas iš tikrųjų nebuvo toks jau lengvas, nes Europa tikrai miegojo pakankamai ilgą laiką po amerikiečių saugumo sparnu, po saugumo antklode, bet šiemet įvyko ganėtinai rimtas pokytis, jau perinant nuo šiaip mąstymo arba kalbėjimo apie būtinybę Europai prisiimti savo reikalingus saugumo įsipareigojimus prie konkrečių planų ir skaičiavimo paremtų realiais pinigais. Kiek reikės Europai, kad susikurtų tą saugumo autonomiją, kad pasiruoštų tam, jog amerikiečių kariai gali iš tikrųjų pasitraukti iš Europos. Šita užuomina pakankamai tiesiai pasakyta dar vasario mėnesį Miuncheno saugumo konferencijoje, privertė Emmanuelį Macroną kviesti kitų Europos šalių lyderius. Ir jūs turbūt pamenate ne vieną savaitgalį Paryžiuje, Londone, kada karštligiškai buvo ieškomi sprendimai, ką darysime, jeigu Trumpas iš tikrųjų išves JAV karius iš Europos. Ir atsakymai, ką darysime, atėjo, aišku, irgi kol kas galbūt jie skamba pakankamai abstrakčiai ir išrašyti tik ant popieriaus, tačiau jau yra tas planas, kaip perginkluoti Europą. Jau yra numatyti konkretus pinigai, pavyzdžiui, 150 milijardų eurų, kurie paskolų būdu turėtų būti skiriami Europos valstybių projektams, skirtiems konkrečiai gynybos pramoniai atgaivinti ir saugumui stiprinti. Yra pagaliau NATO susitarimas, pažadas per 10 metų iki 35 metų padidinti gynybos išlaidas iki 5% nuo bendrojo produkto. Mes matome, kad Vokietija po truputėlį tampa vis rimtesnė galia, prisiimanti savo atsakomybę, būsimą atsakomybę už Europos saugumą, žadėdama didinti savo gynybos išlaidas iki jau 29 metų. Tai yra, Vokietija tampa iš tos civilinės pasyvios galios, apie kurią mes nuolat galvodavom kaip ekonominę galią Europoje,
ji po truputėlį tampa, arba bent jau pasiruošusi tapti normalia galia. Tai yra galia, kuri turi ir karinį elementą, kuri turi karinį instrumentą ir gali naudoti savo kariuomenę jau užtikrinant saugumą, galbūt ne tik savo, bet ir kitiems. Ir būtent dėl to mes labai tikimės, kad Vokietija tikrai investuos į karinės pajėgas tam, kad galėtų parengti ir brigadą, tą Vokietijos brigadą, kuri yra numatyta dislokuoti Lietuvoje iki 2027 metų. Verslas irgi labai aiškiai mato, kaip keičiasi ginklavimo tendencijos ir akcijų biržos labai greitai sureagavo pirkdamos Europos gynybos pramonės akcijas. Didžiausia žvaigždė nuo šių metų pradžių be abejo buvo vokiečių Rheinmetall kompanija, kurios daugiau negu 150% akcijos padidėjo, tačiau ne tik vokiečiai, bet ir skandinavų Sabas ir italų Leonardas ir Biosystem, visos tos europinės karinės pramonės kompanijos, jos yra šiuo metu ant didžiulės bangos. Ir tai turbūt vienas iš geriausių ženklų rodančių, kad ne tik politikai kalba apie karinės pramonės atgaivinimą, bet ir verslas labai konkrečiai priima tai, perka tai. Akcijos tai yra ne kas kita kaip ateities pirkimas. Tai yra tikėjimas, kad galima pasipelnyti iš šitų konkrečių kompanijų būsimo augimo. Tačiau karas Ukrainoje visgi yra tas didžiulis nerimo šaltinis Europai ir mums. Ir grįžtant prie pagrindinių karo Ukrainoje priežasčių, nereikia pamiršti, kaip jis kilo ir kodėl Rusija jį pradėjo. Tikslai nesikeičia. Rusijos tikslai tai yra turėti geopolitinę kontrolę, visų pirma Ukrainoje ir be abejo apskritai plačiau Rytų Europoje, riboti NATO ir ES plėtrą ir skaldyti apskritai vakarus, neleidžiant jiems susitelkti ir pasipriešinti Rusijos ekspansijai. Visas tas tikslas išlieka ir toliau, nepaisant to, kiek yra bandymų priversti Rusus pasodinti prie derybų stalo, paskatinti juos priimti kažkokias paliaubų sąlygas ir panašiai. Strateginis siekis iš Maskvos pusės išlieka toks pat, tai yra silpninti vakarų vienybę, siekti daugiapoliško pasaulio, kuriame būtų tos trečiosios Romos, kaip profesorius Bumblauskas sakė, vizija. Ta trečioji Roma tai yra Rusijos galimybė dabartinėme šiuolaikinėme pasaulyje turėti tuos keletą skirtingų galios centrų, iš kurių vienas jų būtų Maskva. Ir tai, kaip Maskva naudoja įvairias priemonės jau dabar kariaudama prieš NATO šalis, faktiškai viską, išskyrus kietą kinetinę galią, viską, kas patenka į hibridinio karo apibrėžimą, jau net apimant ir konkrečius sabotažo veiksmus, tai yra naikinant NATO infrastruktūrą, nukertant elektros kabelius, ieškant silpnų vietų mūsų civiliniuose objektuose, bandant išnaudoti netgi ukrainiečių paauglius vaikus, tam, kad patikrintų, kaip lengvai galima galbūt sukelti sprogimus ar gaisrus prekybos centruose ar kažkokiuose galbūt jau sudėtingesniuose objektuose. Visos tos hibridinės priemonės tai yra ne kas kita kaip karo prieš NATO šalis testavimas. Vienaip ar kitaip Rusija ruošiasi dideliam karui prieš NATO šalis ir šiuo metu mes jau esame tokioje iki karinėje fazėje, matydami, kaip Rusai testuoja mūsų pasirinkimą. Aišku, ne viskas pasiteisino rusams ir karas Ukrainoje atskleidė, kad tikrai apsiskaičiavimo būta. Bene didžiausias apsiskaičiavimas, kiek ukrainiečiai pajėgus priešintis. Ir to tikrai rusai nesitikėjo. Bet ne ką mažesnis apsiskaičiavimas ir NATO plėtra, priimant Suomiją ir Švediją,
į NATO. Tai, kad Europa galiausiai nusprendė ginkluotis, aš manau, taip pat buvo pakankamai netikėta Putinui. Na ir žinoma, NATO pasiryžimas didinti išlaidas gynybai dėja, aišku, per pakankamai ilgą laiką, per 10 metų, visgi yra ženklas, kad ne viskas klostosi taip, kaip Rusija tikėjosi. Kas vyksta dabar? Karas Ukrainoje tęsiasi ir tos politinės žinios apie galimas dėrybas nenutraukia karinių veiksmų. Mes dabar esame tipinio užsitęsusio karo fazėje, kada nepaisant didelių nuostolių, kurios patiria Rusai, šiuo metu jau yra perlipta greičiausiai ta milijono netekčių riba iš Rusų pusės, tai yra milijono karių, kurie žuvo arba buvo sužeisti kare su ukrainiečiais. Bet nepaisant tų nuostolių, Rusai toliau meta į karą pakankamai didelės pajėgas kiekvieną dieną. Ir nėra ženklų, kad jie nustotų tą daryti artimiausiu metu. Strateginių lūžių kare nėra. Frontas keičiasi labai nežymiai. Yra tam tikrų taktinių prasiveržimų. Štai čia prieš gerą savaitę, dvi buvo pranešimo apie tai, kad Rusai pralaužė frontą vienoje ar kitoje vietoje, bet ukrainiečiai stabdo tai pakankamai sėkmingai. Tai nėra kažkokie strateginiai pokyčiai, tai yra vis dar tas pats sekinimo karas, kuriame ukrainiečiai priešinasi pakankamai gerai. Rusijos ekonomika jau yra seniai pastatyta ant karo bėgių ir ji negali nuo jų nuvažiuoti labai greitai. Viskas, kas palaiko Rusijos funkcionavimą ekonominę prasme, yra paremta išlaidomis skirtomis karui. Kontraktininkai gauna didžiulės sumas jau pasirašydami tą pirmąjį kontraktą. Kontraktininkų šeimos gauna didelės išmokas žuvus tam kariui Ukrainos laukuose. Tie pinigai suka Rusijos ekonomiką ir tie pinigai leidžia parodyti, kad Rusijos ekonomika funkcionuoja pakankamai gerai. Netgi statistiškai matome bendro vidaus produkto augimą ir tai Putinui leidžia pasakyti, kad viskas funkcionuoja gerai. Bet be abejo, kad nutraukus karo pramonės finansavimą ir tą pinigų srautą, kuris yra skiriamas kontraktininkams ir jų šeimoms, Rusijos ekonomika iš tikrųjų pakankamai greitai sustotų, nes kiti pramonės sektoriai yra marinami badu faktiškai ir todėl negalima tikėtis, kad staigiai Rusijoje būtų nuspręsta stabdyti karą ir stabdyti šitą ekonomikos funkcionavimą, kuris paremtas karu. Daugybė Rusijos dabartinių verslininkų, Putino aplinkos žmonių jau yra įsitraukę į karą ir jiems tai yra normalus finansavimo šaltinis. Jie tos pinigus naudoja savo reikmėms, jie adaptavosi imdami juos korupciniais būdais. Niekas karo stabdyti Rusijoje greitai nenori, nes tai yra ir vėlgi tie patys pinigai, kurie plaukia į jų kišenes būtent dėl karo. Deja, tenka pripažinti, kad amerikiečių dėmesys karui mažės. Tai, ką mes dabar matome, tai yra tam tikras laikinas pakilimas, kurio reikia Trumpui, bandant parduoti jo pastangas siekiant taikos, bet nepavykus šitoms dėryboms, o aš beveik neabejoju, kad jis nepavyks, tas dėmesys labai greitai nuslops. Ir štai čia mes vėl grįžtame prie to klausimo, kiek amerikiečių liks Europoje. Kai jų dėmesys karo Ukrainoje sumažės, vienaip ar kitaip tą dėmesį reikės perimti europiečiams. Ne tik politiškai, bet ir karinio prasme. Ir čia dabar, kai kalbam apie saugumo garantijas Ukrainai, saugumo garantijas galės teikti tik Europa tais ginklais, kuriuos jau turės, kurių kol kas neturi. Ginklus kol kas labai sparčiai gaminasi ir toliau Rusija. Ir tokiu tempu, kokiu jie ruošiasi kariauti su NATO, iš tikrųjų mums yra labai nedaug laiko ją pasivyti.
ne vienas Europos valstybės vadovas, Europos žvalgybos institucijų vadovas yra minėjęs pakankamai konkrečius terminus, per kiek laiko Rusija bus pasiruošusi kovoti su NATO šalimis. Dažniausiai tie apibendrinimai susiveda į maždaug 3, daugiausiai 5 metų laikotarpį. Čia galima kalbėti ir apie žymiai trumpesnį laiką. Yra skaičiavimų, kad užtektų 1 metų sustabdžius karą Ukrainoje, kada Rusija jau bus pasiruošusi naujai kariniai agresijai. Ir tas pasiruošimas iš tikrųjų vyksta nuo pat karo Ukrainoje pradžios. Jau 22 metų planai, kaip Rusijai reikėtų plėsti savo karinės pajėgas, rodo, kad tai nėra vien tik apie karą Ukrainoje. Tai yra apie žymiai didesnius poreikius kariauti naujus karus. Ir savaime suprantama, tas naujas karas yra planuojamas su NATO šalimis. Jau iki 27 metų pagal tuos planus Rusija turėtų pasiekti 1,5 milijono karių pajėgas. Tai yra 1,5 karto padidinti savo karinės pajėgas lyginant su tuo, kas buvo 22 metais. Faktiškai 12 brigadų, kurios dabar yra sausumos ir jūrų pėstininkų brigados, turėtų būti pakeltos iki 12 divizijų lygmens. Tai yra 2-3 padidinti tas karinės pajėgas, kurios buvo 22 metais. Yra kuriamas naujas karinis korpusas ties Suomijos ir Estijos sienomis. Leningrado karinė apygarda buvo padalintos 2 karinės apygardos iš buvusios vienos. Leningrado karinė apygarda yra faktiškai kuriama naujai tam, kad būtų galima pasiruošti vėlgi potencialiam karui su Suomija ir Baltijos šalimis. Ir tai, kaip vyksta kariuomenės papildymai pastaruoju metu, rodo, kad Rusija jau yra įpratusi prie karo Ukrainoje kaip prie visiškai normalaus proceso. Ir čia galima paminėti tik vieną paprastą skaičių. Per mėnesį kare Ukrainoje Rusija netenka maždaug 30-40 tūkstančių karių. 30-40 tūkstančių karių žuvusių arba sužeistų vos per vieną mėnesį. Ir Rusija sugeba kiekvieną mėnesį į savo pajėgas pritraukti vėlgi apie 40 tūkstančių naujų kontraktininkų ir savanorių. Maža to, nepaisant nuostolių Ukrainoje, Rusijos vien saugumo pajėgos padidėjo 270 tūkstančių. Nepaisant to, kad Rusija praranda kas mėnesį po 30-40 karių, 30-40 tūkstančių karių, 270 tūkstančių karių padidėjimas vien sausumos pajėgose. Vos tik tai sustos karas Ukrainoje, karo ekonomika toliau leis Rusijai plėsti šitas pajėgas. Ir tos pajėgos bus skirtos visų pirma Leningrado kariniai apygardai, Maskvos kariniai apygardai. Jos bus skirtos tam, kad paruošti Rusijos kariuomenę naujam karui. Taigi, kas bus? Iš tikrųjų, ekspertai pakankamai skeptiškai žiūri tai, kas mūsų laukia, ir yra įvairių apklausų. Aš čia pasiremiu vieną iš jų, amerikiečių Atlantic Council ekspertų, kur daugiau negu 350 ekspertų buvo apklausti, kiek mes turime laiko iki naujo globalaus karo. Maždaug 40% tikisi, kad apie 2035 metus iki šito laikotarpio mes galime susidurti su dideliu globaliu karu, kuriame be abejo turės dalyvauti ir amerikiečiai. 45% mano, kad Rusija ir NATO įsitrauks į didelį karą per artimiausią dešimtmetį. Taigi šitas scenarijus rodo, kad tikimybė
didelio globalaus karo iš tikrųjų yra pakankamai rimta. Tai nebūtinai reiškia, kad jis tikrai įvyks, tačiau ekspertai, matydami dabartinės tendencijas ir Rusijos nusiteikimą, linkę manyti, kad tokio karo tikimybė yra pakankamai didelė. Kitas scenarius yra bandymai išvengti karo. Tai yra bandymai ieškoti galimybių balansuoti autoritarinės šalis, visų pirma Kinija ir Rusija, tam, kad būtų galima to karo išvengti. Ir čia didžioji dalis ekspertų mano, kad visgi amerikiečiams nepavyks išlaikyti savo dabartinės įtakos ir pasaulis natūraliai susiskaldys į atskirus galios blokus. Tačiau tie galios blokai gali surasti kažkokį kompromisą ar nebūtinai kaktomušą susidurti vieni su kitu. Apie pusę apklaustųjų mano, kad visgi Europa pasieks tą strateginę saugumo autonomiją, tai taps vienu iš saugumo centrų. Vėlgi per artimiausią dešimtmetį, jeigu bus laikomasi tų planų, kurie yra dabar jau patvirtinti, jeigu bus skiriami tie pinigai, kurie yra numatyti, bus atgaivinta karinė pramonė ir tai bus viena iš pagrindinių sąlygų leisančių atgrasyti Rusiją, tuos klajoklius nuo bandymo patikrinti, kur yra tos sienos, kiek jie gali save toliau leisti savo nueiti. Na ir trečias scenarius vėlgi nėra labai optimistinis, kalba apie greitus lūžius ir greitus žlugimus, kurie gali įvykti dėl krizės visų pirma JAV. Mes jau pastarosius metus esame tokios amerikietiškos krizės nuojautoje. Tai yra tai, ką daro Donaldo Trumpo komanda, nuolat priverčia krūpčioti tiek verslininkus, tiek politikus, nes jo idėjos kartais yra tokios, kurios kelia labai daug nerimo apie tai, jog tiesiog kažkas turi žlugti. Gali žlugti dabartinė prekybos sistema dėl muitų, gali žlugti dabartinė saugumo sistema dėl to, kad amerikiečiai atsitrauks nuo savo sąjungininkų, įskaitant, pavyzdžiui, išves JAV karius iš Europos. Visos tos nuojautos iš tikrųjų veda į tai, kad amerikiečiai supranta, jog jų resursų ir galios nebepakanka išlaikyti buvusią pasaulio tvarką, kažkokia nauja pasaulio tvarka gali įvykti ir ji gali įvykti žymiai staigiau, negu mes tikimės. Ne per 10 metų, tai gali įvykti tie lūžiai žymiai greitesni. Taigi, kas pagrindiniai yra klausimai ir tie kritiniai taškai, nuo kurių priklausys, kuriuo keliu, kokiu scenarijumi vystysis toliau pasaulis. Pirmas dalykas be abejo, kokiamis sąlygomis įvyks ar neįvyks paliaubos Ukrainoje. Priklausomai nuo to, kada sustos karo veiksmai ir kokiamis sąlygomis Rusija patikės, kad ji gali kontroliuoti bent dalį Ukrainos, kiek tai suteiks pasitikėjimo rusams, nuo to priklausys, kiek laiko rusai turės pasiruošti sukaupti galę naujam potencialiam karui. Antras labai svarbus kriterijus, kiek iš tikrųjų realus ginklavimas vis vyks ES ir NATO šalyse. Ar nebus taip, jog sustojus, pavyzdžiui, karo veiksmams Ukrainoje, politikai atsipalaiduos ir sakys, viskas okei, karas nebevyksta, kam mums tiek išlaidauti. Nepamirškime, kad vyriausybės Europoje keičiasi labai greitai ir viena vyriausybė nebūtinai gali tęsti buvusios vyriausybės įsipareigojimus. Šitas klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Jis susijęs be abejo su pirmuoju, bet tą pasiryžimą būtina išlaikyti, jeigu mes tikimės, kad atgrasimas prieš Rusiją gali suveikti. JAV pajėgos. Ar bus visgi reikšmingas persiskirstymas amerikiečių pajėgų, ar neišves didelės dalies JAV karių iš Europos? Tas klausimas tikrai pribręs. Kol kas kalbama apie nedidelius persiskirstymus, iki 10-20 tūkstančių JAV karių, kas būtų tikrai palyginus nedidelis pokytis, bet visko gali būti, kad tas persiskirstymas įvyks ir žymiai didesnis, ypatingai jeigu kiltų naujo konflikto grėsmė Azijoje
Ir jeigu Kinija nuspręstų patikrinti vėlgi amerikiečių ryžtą, pavyzdžiui, ginti Taivaną. Šitas klausimas gali labai ryškiai pakeisti tiek amerikiečių dėmesį Europoje, tiek ir apskritai tą visą pasaulio tvarką, kiek amerikiečiai nuspręs ryžtingai stabdyti Kinijos plėtrą. Na ir be abejo, nereikia pamiršti konkrečių dalykų, tokių kaip, pavyzdžiui, rinkimai. Jau kitais metais JAV vyks svarbus rinkimai, jie vadinami vidurio kadencijos rinkimai. Pagal prezidento vidurio kadencijos laikotarpį. Ten gali keisti situaciją, ta prasme, jog keistusi kongreso vadovybės, jeigu pasikeis dominuojančios partijos senate ir atstovų rūmuose, visiškai kitaip gali elgtis ir Trumpo administracija, pats Trumpas. Ir žinoma, kad dėmesys jau kitais metais amerikiečių bus visas iš tos rinkimus. Nebe į Ukrainą, ne į kažkokius saugumo klausimus Europoje ar kažkur kitur. Čia mes matysime iš tikrųjų labai greitą amerikiečių grįžimą į savo vidaus politikos klausimus. Ačiū, tiek iš manęs. Dėkui.